Sveiki, Pulso klausytojai. Su jumis Paulina ir šiandien jūsų laukia pokalbis apie praėjusį savaitgalį vykusį Lietuvos kultūros asamblėjos inicijuotą tarptautinį demokratinio pasipriešinimo forumą Kaip iššokti iš verdančio puodo. Botų fermas Lietuvoje ir jau rytoj vyksiantį protestą prieš LRT politinį užvaldymą. Su mumis režisierius, scenaristas ir kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narys Karolis Kaupinis. Sveiki. Sveiki. Tai prabėgusi savaitgalį vykusio forumo metu dalyvavo 14 šalių atstovai ir būtent tų šalių, kuriuose daugiau ar mažiau jaučiama Kremliaus įtaka. Tai tokios šalys kaip Sakartvelas, Moldova, Vengrija, Slovakija ir kitos. Ir man teko penktadienio rytą nuotoliu stebėti forumą, ten buvo aptariamas Slovakijos atvejis ir labai vaizdingai palyginta, kad tai, kas šiuo metu vyksta rytų Europos valstybėse, yra kaip Kremliaus metastazės, labai piktos, labai greitos, nes metodai yra jau atidirbti ir kai anksčiau tam tikriems tikslams pasiekti taikant tuos metodus prireikdavo dešimtmečio, šiandien jau gali pakakti metų ar 2. Tai ar pavyko forumo metu pasimatuoti, kokioje stadijoje yra Lietuva šiandien? Mūsų gal nebuvo tikslas matuotis, mes gana gerai suprantam, kokioje stadijoje yra Lietuva, dėl to ir prasidėjo, man atrodo, kultūros asamblėja rugsėjo mėnesį, kultūros protestas. Mums aktualiau galbūt buvo padengti stoką žinių apie rytų Europos kitas valstybės. Labai dažnai mūsų žiniasklaidoje dėmesys krypsta į didžiasias vakarų Europos valstybės, į Rusiją, į Ukrainą dėl savaime suprantamų priežasčių, bet turint omeny Lietuvos dydį, jos istorinį kontekstą, panašumai ir mokymasis, ko nedaryti, ko išvengti, kaip išvengti, turbūt didžiausiai yra su rytų Europos valstybėmis. Ir būtent dėl to mes ir norėjom viena vertus ir suorganizuoti tą formą, kad patys išgirstume, kad mūsų auditorija išgirstų apie tai, kaip kartojasi tie patys principai, tas pats veikimo modelis skirtingose rytų Europos šalyse, kaip smarkiai, tiesą sakant, šitas populistinis tinklas auga, kokiu greitu tempu, bet kita vertus ir užmegzti tam tikrą pažinčių tinklą mums patiems su žmonėmis, kurie aktyviai tam priešinasi. Ir tikimės, kad tas forumas galbūt sukurs kažkokį precedentą Lietuvos žiniasklaidai daugiau domėtis į mūsų panašiais, nes tas regionas nuo Baltijos jūros iki Adrijos jūros, jis dėl istorinio konteksto vis tiek turi sąsajas, kurių neturi, sakykime, su vakarų Europa. Nepaisant to, kad daugelis rytų europiečių turbūt nuo pat savo moderniųjų valstybių atsikūrimo, tai aš jau kalbu apie sovietinio bloko žlugimą, visą laiką norėjo būti vakarais, norėjo būti priimti kaip jų dalis. Bet dabar mes atėjom į tokį istorinį periodą, kur mes suprantam, kad tiesą sakant, kai kurios rytų Europos šalis galbūt jau ir kažkuria prasme lenkia dalį vakarų valstybių, tiek dėl savo ekonominio vystymosi greičio, tiek dėl susivokimo apie grėsmes jų visuomenėms. Turi patirtį su Rusija, gerai ją pažįsta. Ir taip atsitinka, kad šiandien galbūt Lietuva daugiau gali išmokti iš Moldovos negu iš Prancūzijos. Tai dėl to ir organizavom šitą formą ir tai, kad jūs iš savo laidoj manęs apie jį klausėte, jau įrodo, kad kažkiek mums pavyksta tą žinią plėsti. Tai minėjot, kad būtent norisi tuos žurnalistus truputį pajudinti, atkreipti jų dėmesį. O kaip čia su ta plačiaja visuomenė? Nes irgi forumo metu buvo nuskambėjęs klausimas, kaip išsiveržti už to progresyvaus burbulo ribų. Nes mes, atrodo, suvokiam tuos procesus, schemas vykstančias Europoje, bet yra dar ta didžioji, plačioji visuomenė, kaip pasiekti jų protus ir papasakoti tas istorijas, kurios vyksta. Aš nelabai, tiesą sakant, mėgstu to žodžio progresyvus ar progresas, nes manis šiek tiek keistas progresas palyginus su kuo. Ar yra progresas, tai toksai
labai dažnai turint omeny, kad čia yra kažkoks moralinis ar vertybinis progresas, tai man tiesą sakant taip neatrodo. Viskas, ko reikia, neatrodo, kad kažkas kažkur progresuoja šią prasme, gal net priešingai. Dėl to viskas, ko reikia, tai tiesiog saugoti tai, kas turima. Ir šitas ratas žmonių, kurie organizavo šitą forumą ir kurie gal būrėsi ir apie kultūros asamblėją, štai ir Panevėžy kursis Panevėžio kultūros asamblėja gana greitai. Tai yra tie žmonės, kuriem rūpi demokratija, kuriem rūpi išsaugoti tą valstybę, kuri buvo atkurta 90 metais, turint omenyje, kad iš principo Jungtinės valstijos ir Rusija po truputį atrodo juda link bendradarbiavimo, priešingai negu kad visą laiką mes įsivaizdavome šitą pasaulį, kur valstijos nešia kažkokią demokratijos vėliavą, dabar jos vis mažiau ir Europa lieka šitame žaidime viena. Ir Europai reikės labai daug susitelkimo, kad tarp šitų didžiųjų galių atsilaikytų, išlaikytų savo demokratijos, laisvės principus, saugumą savo išsaugotų. Ir būtent dėl to mums reikalingas tas forumas. Kaip pasiekti žmonės, tai aišku, visų pirma kalbėti jų kalbą, nelaikyti savęs pranašesniais už kitus, laikyti save tiesiog šitos tautos dalimi ir stengtis susikalbėti vietoj to, kad priešintumėmės. Tai mes dėl to ir matom pavojų jėgose, kaip ta pati Nemuno aušra, kurios visas politinio veikimo principas yra skaldimas ir puolimas, gana agresyvus puolimas, tiek rinkimų prasme, kai nelieka vietos oponento plakatui skelbimų lentoje miestelio, tiek ir tuo, kaip šnekama, pavyzdžiui, partijos lyderio su žurnalistais. Aš jau nekalbu apie patį faktą, kad partijos lyderis dabar yra kriminalinis nusikaltėlis pagal praeitos savaitės teismo sprendimą. Melavęs apie tai, kad Pirčiupių kaimas sudegino žydai, tai grindęs nacijų dokumentais. Tai svarbus dalykai, todėl kad kai mes šitokius dalykus įsileidžiam į savo politinį lauką, mes labai greitai nebepastebim, kaip jisai važiuoja žemyn. Kaip tai, kas mums dar vakar atrodė nepriimtina ir keista, šiandien tampa toleruotina. Jūs galite atsidaryti Facebooko diskusijas ir jūs pamatysite, kad dalis žmonių, kurie vakar dar naudojo gana švelnią kalbą, šiandien jau mėtosi žodžiais vienas kitam, kurių niekada gyvenime savo neleistų sakyti kitam žmogui veidą. Ir tai vienas iš tokių svarbesnių formų, gal patirčių, kad šitas politinės kultūros ar apskritai pilietinės kultūros smukimas žemyn visą laiką atveda prie didelių kataklizmų. Jeigu partijos lyderis vakar žurnalistus vadina kokiais nors ten kitos partijos paklotukais, paskui jau vadina politinėmis prostitutėmis, trečią dieną vadina tarakonais, tai ketvirtą dieną jau skatins su tais tarakonais susidorot. Ir penktą dieną šitas žodinė agresija persikelia į gatvę. Ir Lietuvos istorija, manau, turi gana daug pavyzdžių, kuo gali pasibaigti šitokios retorikos normalizavimas politinėme gyvenime. Nepagarba vienas kitam. Negebėjimas priimti demokratinio žaidimo taisyklių, kur visi turi vienodą teisę lygiomis sąlygomis oponuoti, bet tai daryti skaidriai, demokratiškai, mandagiai, paprasčiausiai. Tai manau, kad nei vienas žmogus nenori gyventi tokioje visuomenėje ir tokioje valstybėje, kur vienas kitam jie yra priešai. Ir mums reikia šito neleisti savo artimiausiame rate. Ten, kur su mumis nori kas nors nesiskaityti, tam reikia priešintis. Jeigu tai yra jūsų darbdavys, jūs turite tam nepaklusti. Jeigu tai yra jūsų savivaldybės meras, jūs turite pasakyti garsiai žodį, nebijoti. Aš suprantu, kad dažnai daugelį Lietuvos regionų, ypač mažesnių miestelių, kur politinės jėgos kontroliuoja visą darbo vietų tinklą,
pinigų, lėšų, finansų tinklą, per tokį politinį pažįstamų kontrolės būdą žmonės bijo. Jie bijo pasakyti žodį, nes bijo būti atleisti iš darbų, bet baimė reikia priešintis visų pirma savo pačiam. Tai čia turbūt tokia viena iš svarbiausių forumo žinučių, kurias mes išsinešam, kad jeigu tu bijai šiandien mažo dalyko ir jam nesipriešini, tai rytoj tavo baimė tik tai didės. Tu gyvensi vis didesnėje baimėje ir vis didesnėje tironijoje, kuri Europoje šiaip ar taip pastaruoju metu auga. Ar formos davė kažkokį, postumį kitą kryptimi, kas liečia kultūros asamblėją, ar iš esmės tai buvo visa tai, ką jūs jau žinojate, tiesiog norėt platesnį auditorijai pranešti? Taip, turbūt tai vienas dalykas tai žinios platinimas, bet kitas dalykas tai tiesiog dar kartą įsitikinimas, kad nėra kitų kažkokių geresnių receptų, kaip tik tai telktis vieni su kitais ir šiuo atveju tai telktis ne tik tai valstybės ribose savo, bet ir tokių tarptautinių pagrindų. Tai mes matom poreikį ir labai didelę naudą iš bendravimo su Slovakais, su Čekais, su Lenkais, kurie lygiai to paties siekia, kad nebūtų užvaldyta žiniasklaida populistinių jėgų, kad neaugtų šitas neapykantos kiekis visuomenėje. Tai tas dalinimasis patirtimis, net ir gal veikimo strategijomis yra labai naudingas. Ir duoda vilties. Mačiau, kad forumo įrašas yra internete, bet tik 2 dienos. Ar jūs kažkaip realizuosit tą informaciją, dar bandysit skleisti? Taip, žinoma, ten yra 14 valandų medžiagos iš abiejų dienų, tai mes dabar karpysim, stengsimės kažkaip išryškinti tų kalbų esminius akcentus ir visą tą medžiagą. Talpinsim internete, platinsim tiek su lietuviškų vertimų, tiek ir be jo. Manom, kad tai vertinga medžiaga ir gana unikalus dalykas Rytų Europoje susitelkti tik tai rytų europiečiams be pagalbos rankos iš vakarų. Tai tiek šiandien apie forumą. Dabar keliaukim prie kitos temos. Jūsų Facebook'e buvo galima rasti tokios įdomios informacijos apie kultūros asamblėjos analizę, kur aptikote trolių fermas įsisukusias į Raseinių naujienos Facebooką, nors iš esmės tos tendencijos yra visoje Lietuvoje. Tai papasakokit, ką ten pavyko rasti. Tai, matot, čia toksai principas, kuris gana smarkiai paplitęs ir egzistuoja visoje Rytų Europoje. Lietuva nėra šituo niekuo ypatinga, bet žmonės dažnai gal nelabai supranta ir negali patikėti, kad taip iš tikrųjų vyksta. Ką mes pamatom? Mes pamatom, kad toksai puslapis kaip Facebooko puslapis, eilinis regioninis naujienų puslapis Raseinių naujienos, kuriame atsirandančios naujienos sulaukia po 5-10 komentarų, kur Raseiniuose stovi policija, kada vėl pradės dirbti turgus, tokios vietinės reikšmės naujienos. Tada tame puslapyje atsiranda žinia apie žurnalistų protestą. Ir kai ta žinia ten atsiranda, staiga puslapis susilaukia 100 komentarų ir 1000 reakcijų. Tos reakcijos, kurios reiškiamos veidukais, įvairias emocijas nešančiais. Ir pradėję analizuoti, mes tiesiog pabandėm pasidaryti tokį nedidelį eksperimentą, pasitelkę analitikus. Mes pamatom, kad, sakykime, neigiami komentarai iš karto šauna į viršų, todėl kad jeigu atsiranda po tą naujieną apie protestą neigiamas komentaras, tai staiga jis susilaukia nežmoniško kiekio patiktukų, nežmoniško kiekio palaikymo, bet kas bando komentuoti priešingą kryptimį, iš karto yra puolamas, žeminamas, reiškia paskyrų, kurias mes tada nustatome, kad jos ateina ne iš Raseinių, ateina kaip grupė sutelkta skleisti kelis esminius naratyvus. Visos žinutės remiasi į 3 dalykus. Į LRT reikia uždaryti, į visą tai yra konservatorių projektas
ir į tai, kad tai tiesiog reikia, reikia iš principo neapkęsti to, kas turi nuomonę, jog protestuoti reikia. Ir tada mes matom, kad tarp tų visų komentarų pasidalinimas yra toks, jog 15% agresyviai puola, 15% nuoširdžių puslapio lankytojų, tai yra tikrų žmonių, bando gintis. O tada likę procentai ateina palaikyti tų puolančių ir tai yra šimtai paskyrų, kurios atkeliauja absoliučiai nesusiję su raseiniais geografinė prasme, tai yra tiesiog staigiai sukurtos paskyros, kurios sudaro tą kiekio iliuziją. Iš to supranti, jog išvada ta, kad siekiama sudaryti įspūdį, jog neapykanta protestui, nepalaikymas protestų yra absoliučiai dominuojantis, o tie, kas jam pritarė, liko visiška mažuma ir dar gana agresyviai tildoma, žeminama, puolama tiek veidukais tais piktais, ar besijokiančiais veidukais, ar tokiais agresyviais komentarais. Ir tada kyla keli klausimai, jeigu kažkas investuoja, jūs įsivaizduojat, kokia kaina yra valdyti botų fermą, kokia kaina dirbti su tokiu vienu per dieną Lietuvoje, šimtai tokių žinučių išeina, nes kiekvienas miestelis turi tokių Facebook accountų ir ne vieną, kuo didesnis miestas, tuo jų daugiau. Tai jeigu mes tą stebim visos Lietuvos mastu, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą šitokį darbą su mūsų internetinė erdve, tada kyla natūralūs klausimai, kiek tai kainuoja, kas gali turėti tokius pinigus šitokius dalykus valdyti ir kieno yra interesas. Ir kaip atsitinka, kad socialdemokratams ir Nemuno aušrai skelbiant, jog jų bandymas keisti LRT įstatymo pataisas, įvesti LRT įstatymo pataisas yra skaidrumo noras, kaip atsitinka, kad bet kas sako, gerai, jeigu norite su skaidrumo, susėskime prie stalo ir pasikalbėkime, bet nespauskite, neveskite šito įstatymo buldozeriu ir nediskutavus didžiuliu greičiu, kiekvienas, kas taip sako, susilaukė tokio didžiulio kiekio puolimo. Tai va šitie klausimai, man atrodo, ir yra patys įdomiausi stebint šitą interneto erdvės tokį užvaldymą Lietuvoje ir sudarant įspūdį, kad tai yra žmonių nuomonė, kai tu tuo pačiu metu supranti, kad tai yra tiesiog gerai organizuota, labai efektyvi ir brangiai kainuojanti propaganda. Įdomu tai, kad per pastarosius 4 mėnesius Lietuvos policijos pareigūnai jau atrado per 120 000 lietuviškų ir užsienietiškų SIM kortelių ir Lietuvoje socialiniuose tinkluose operuoja apie 500 000 botų, taip teigia policija, ir kad iš esmės tai atkeliauja iš priešiškų valstybių, Rusijos. Jūsų nuomonė, kas už botų slypi, nes ir partijas įvardinote, kaip jums atrodo? Man akivaizdu, kad kieno interesas yra Lietuvos visuomenės susipriešinimas ir šitos valstybės silpnumas. Aš abejonių neturiu, kad interesas yra vienintelė šalis turi tam interesą. Tai yra šalis imperija, kuri gana smarkiai tą savo imperializmą dabar bando plėsti ir bando susigražyti visas buvusias kolonijas, kurios ištrūko. Susigražinti kolonijas, kurios savo egzistavimu įrodė, kad galima klestėti nebūnant imperijos dalimi. Susigražinti tas kolonijas, kurios imperijai kelia pyktį, todėl kad nesant imperijos dalimi jos gyvena geriau negu gyvena imperija. Jos gyvena niekada taip gerai negyveno kaip dabar. Ir dėl to tokios sėkmės istorijos kaip Lietuva, Latvija, Estija, kitos postsocialistinės šalis yra tiesiog giluminis nervas Rusijai.
Ir dėl to reikia įrodyti, kad tai, kas buvo 91, 90, 89 metai, sąjūdis, sausio 13 pergalė joje, valstybės atkūrimas, buvo tik tai nedidelės dalies žmogelių klaida. Ir jinai bus ištaisyta. Tai imperija turi šitą interesą, jo neslepia, jį atvirai deklaruoja ir demonstruoja. Ir dėl to aš nematau, kuri kita valstybė galėtų turėti interesą operuoti didžiulėmis botų fermomis Lietuvoje, nukreiptomis prieš bet ką, kas gina laisvę, demokratiją ir saugumą. Tai jau rytoj vyks protestas prieš LRT politinį užvaldymą. Na ir čia toks kyla klausimas, kad kaip ir pagrindinis žurnalistikos principas yra nešališkumas, bet iš tiesų, kaip manot, ar galim išlikti tokioje situacijoje nešališki? Aš nežinau, ar pagrindinis žurnalistikos principas yra nešališkumas. Lygiai taip pat žurnalistų etikos kodekse yra parašyta, kad žurnalisto atsakomybė yra ir laisvo žodžio gynimas. Ta prasme, nešališkumas labai dažnai šiandien, man atrodo, yra sutapatinamas su nekvesionavimu to, ką kalba politikas. Tai jeigu Remigijus Žemaitaitis kiekviename savo sakinyje pasako 3 vienas kitam prieštaraujančius teiginius, nesugeba suformuluoti nei vienos nuoseklios minties, leidžia atsitiktinių žodžių srautą ir žurnalistas nestabdo, neklausia, nekvesionuoja, nedemaskuoja jo melo, nedemaskuoja to, kad politikas vieną sako, kitą daro. Aš nemanau, kad tai yra nešališka žurnalistika, o žurnalistika, kuri siekia tai padaryti, siekia, kad žmogus kalbėtų tiesą, kad jo žodžiai turėtų prasme, tai nėra šališka žurnalistika, tai yra žurnalistika, kuri siekia tiesos. Tai man atrodo, kad dabartinėme laike žymiai svarbesnis tikslas yra tiesos siekis. Šitame didžiuliame dezinformacijos laike, didžiuliame neatsakomybės už savo žodį laike, dar kartelį politikus grąžinti prie to, ką jie ir turėtų daryti, tai yra veikti neprieštaraujant savo veiksmais savo žodžiams. Jeigu socialdemokratų lyderė pamelavo, kad jinai eis premjerės pareigas ir jų neina, žurnalisto pareiga yra jai kiekvieną kartą, kai su ja kalba, šitą priminti. Kad jinai galų galia paaiškintų, kodėl jinai pamelavo žmonėm, o nenuryti melus ir šitaip dar labiau niveliuoti viešąją erdvę, kur žmonės būtent dėl mūsų žurnalistikos nebegebėjimo siekti tiesos pradeda nebeatskirti, kas yra tiesa, kas yra melas. Šitos savokos visiškai išplaunamos ir tada toje erdvėje labai lengva, aišku, veikti tokiem, dabar aš sakyčiau, jau tiesą sakant, į 4 dešimtmečio laikus artėjančiam propagandiniam fonui, kur dideli žodžiai naudojami priešininkų atžvilgių ir žmonės vis labiau klimpsta tokio neapykantos kalboje vienas kito atžvilgių. Tai jeigu kas ir gali visų pirma šitą stabdyti, tai yra žiniasklaida. Tai pabaigai, kodėl rytoj svarbu ateiti į protestą? Tam, kad neatsitiktų kaip Slovakijoje, kur per kelias dienas Slovakijos radio ir televizijos buvo pervadinta į Slovakijos televiziją ir radiją, sukurta nauja institucija ir visiškai politiškai užvaldyta, kad neatsitiktų taip, kaip buvo atsitikę Lenkijoje, kur nacionalinis transliuotojas pradėjo kalbėti tokiais žodžiais, kad pradėjo panašėti į Šiaurės Korėjos nacionalinį transliuotoją, nes jeigu neliks jo, aš suprantu, kad daugelis žmonių Lietuvoje dėl sakykime, pažiūrinių dalykų, pažiūrų skirtumų gali nemėgti dalies LRT laidų ar nemėgti dalies ten pasirodančios informacijos, bet šitos įstatymo pataisos, toks skubus noras susidoroti su vadove, su paties kanalo
pačiu kanalu, kas yra labai aiškiai pasakyta to paties Remigijaus Žemaitaičio, pačią pirmą kadencijos dieną, LRT žurnalistai Liepai Želnieniai, kad LRT bus šakės, tai yra šito politikos žodžiai, šito nusikaltelio dabar jau žodžiai. Tai tam, kad nebūtų šakės ir tam, kad ir jūsų laida paskui galėtų vykti be kontrolės iš politikų, be spaudimo iš politikų, svarbu ginti tą centrinę instituciją, nuo kurios ir prasideda laisvas žodis Lietuvoje. Tai yra visuomeninį nacionalinį transliuotoją. Tai ačiū Jums už pokalbį, laikas išseko mūsų. Dėkui.